Sveiki, brangus draugai. Šiandieną yra nuostabus šeštadienio rytas. Tikiu, kad ne tik tais Romoje, bet ir Lietuvoje. Kai girdėjau, tikrai galima palyginti ir Lietuvos orus su Roma ir jos pavasariu. Tai būkite pasveikinti šį šeštadienio rytą, galbūt kai kas dar ilsitės, gurkšnojate kavą, ruošiatės keliauti į sodą, į gamtą, o galbūt kažką sėjate nuostabaus ir lauksite derliaus. Taigi, šiandien noriu pradėti nuo Evangelijos skaitimo, kuri man asmeniškai yra viena gražiausių, paguodžiančių ir kartu stipriausių. Iš Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus nuo 16 iki 21 eilutės imtinai. Atėjus vakarui, mokiniai nusileido prie ežero. Sulipo į valtį ir plaukė kitapus ežero į Kafarnaumą. Jau sutemo, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos. Ežeras bangavo, nes pūtė smarkus vėjas. Nusiyyrę nuo kranto 25 ar 30 stadijų, jie mato Jėzų, einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Jie išsigando, o jis sako, tai aš, nebijokite. Jie panoro jį pasiimti į valtį, o valtis iškart priartėjo prie kranto, į kurį jie yrėsi. Taigi kokia viltinga, paguodžianti ir stipri Evangelija. Šiame 6 skyriuje, kur vyksta ir duonos padauginimas, ir kad Jėzus yra gyvybės duona, ir Petro išpažinimas. Taigi, ką mes galime atrasti, ką galime atrasti mums svarbaus mūsų gyvenimo kelyje šioje Evangelijoje. Tai visų pirma, kad mokiniai yrėsi tamsoje, vis dar yrėsi tamsoje ir kas pabrėžiama, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos. Tai tarsi leidžia suprasti, jog jie nesulaukė Jėzaus, nesulaukė jo ir nusprendė eiti, keliauti valtyje patys vieni. Ir tai atspindi tam tikrą prasme, ką tai reiškia keliauti be Jėzaus. Ir ką tai reiškia nesulaukti Jėzaus, nesulaukti Dievo palaiminimo, neišlaukti Dievo atsakymo, jo valios ieškojime. Tai yra tamsa. Ir tekstas kalba, ežeras bangavo ir pūtė smarkus vėjas. Taigi tampa per sunku pakelti išbandymus, tampa per sunku pakelti visokius neramumus ir galbūt iš išorės ateinančius blaškumus, taip pat įvairias dvasinės patirtis. Ir tai parodo šis tekstas, jog mokiniams yra per sunku. Ir kodėl? Tai vėlgi atsakymas yra 17 eilutėje. Jau sutemo, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos. Todėl, kad nesulaukė. Ir šties vienas iš nelengvų uždavinių dvasinėme gyvenime ir kuomet, jeigu iš tikrųjų trokštame gyventi su viešpačiu ir su jo palaiminimu, yra išlaukti. Ir tai nėra lengva, nes kartais užsidega širdis ir mums atrodo, jog tai iš Dievo. Užsidega emocijos, mūsų svajonės, troškimai, bet išlaukti Jėzaus, išlaukti to vidinės ramybės, vidinio tikrumo, aiškumo. Tam reikia milžiniškų valios pastangų mūsų kasdienybėje. Taigi, net nežiūrint to, jog mokiniai jo neišlaukė, jie pamato Jėzų einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Ir tai juos išgąsdina. Taip nutinka ir mums, kai kartais mes sekame savo ambicijomis ir virš viso to pamatome Dievo ranką, Dievo galybę, Dievo vedimą. Ir tikrai Dievo vedimas ir ranka, ir jo galybė, ir jo aiškumas, jo kelias, tai nėra mūsų užliuliuojantis dalykas. Tai
Dievo žodis kaip dešmenis kalavijas. Tai išties Dievo žodis yra tas, kuris apgenia mus, kuris apvalo. Ir tikrai galiu pasakyti, mačiau, kaip mūsų viena sesė prižiūri vynmedį, kur mes auginame mūsų Utenos kukliame sode 4 vynogės šiltnamyje. Kiek reikia genėti dėl tų kelių kekių. Ištisas laikas tai yra genėjimas ir ypatingai pirmasis mėnuo tai yra genėjimas, vien genėjimas. Kažkiek laistymo, bet didžiausią dalį genėjimus. Ir tik jeigu apleidai genėjimo, tikrai ateini sumišęs, nebesupranti, kur čia pagrindinė šaka, kur čia kas randasi ir taip toliau. Taigi, taip galima kalbėti ir galėčiau drąsiai sakyti, taip yra ir su mūsų dvasiniu gyvenimu. Kartais atrodo, jog daugiau yra genėjimo, bet ateina laikas, kada mes galime ragauti to vaisius, brandintas dideles uogas, tai yra Dievo malonės darbą ir veikimą, kai Jisai mus paruošia tam tikrai misijai. Tai nebijokime šio genėjimo, nebijokime šio apvalymo ir nebūtinai iš karto viską mes turime pamatyti. Bet tikrai tai kartais išryškėja 10-20 metų bėgyje ir pamatom, tikrai už viso to buvo Dievo ranka. Taigi ir todėl tai mokinius gazdina. Mokinius gazdina, nes Dievas yra virš visko. Dievas yra aukščiau išbandymų ir aukščiau visko. Ir tokį Dievą mes esame pašaukti susitikti, kuris pranoksta mus, pranoksta mūsų suvokimą, pranoksta istoriją ir jos išbandymus. Taigi, ir tai atneša sumišimą, jie išsigąsta. Todėl, kad Dievas ateinantis į istoriją, Dievas ateinantis į gyvenimą, jie perkeičia. Ir mes turim palikti savo įsivaizdavimus, savo samprotavimus ir savo Dievo įvaizdžius, palikti ir leistis, o koks Dievas yra biblinis Dievas. Ką Jis apie save čia kalba, ne kaip aš įsivaizduoju, ne kaip aš norėčiau, ne kaip kalba mano jausmai, bet čia, koks Jisai. Jisai tas, kuris yra aukščiau tamsos, tas, kuris yra pranokstantis nuodėmę, Jis nėra nuodėmė ir Jis nėra tas, kuris laimina blogį ir nori blogį. Taigi, ir Jėzus sako, tai aš, nebijokite, ir ateina ramybė. Ir iškart valtis priartėja prie kranto. Taigi Dievo žodis, išgirstas mūsų istorijoje ir mūsų širdyje, mums atneša ramybę. Ne tai, kad mes pakeisime aplinkybės. Kartais mes daugiau laiko praleidžiam norėdami pakeisti žmonės ir aplinkybės. Ir mes nuvargstame, susergame. Begalė ligų, skrandžio, psichologinėmis, depresijomis, todėl kad norime pakeisti aplinką, norime pakeisti žmonės. O iš tikrųjų šis tekstas byloja, kad Dievo žodis, Dievo artumas tas, kuris atneša ramybę. Taigi įsileiskime Dievo žodį į savo tamsas, į savo banguojančias jūras, neišsigąskime. Taip, Dievo žodis kaip dviešmenis kalavijas, jis trokšta apgenėti mus, kviečia išeiti iš komforto zonos, iš savo įsivaizdavimų, bet kartu jis yra tas, kai mes įsileidžiam jo žodį, jis mums atneša ramybę ir sugrąžina prie kranto. Taigi, būkite palaiminti šį šeštadienio rytą, įsileiskime tą Dievo žodį, kurį Jisai nori pasakyti mūsų tamsoje, mūsų banguojančioje jūroje, toje valtyje, gyvenimo valtyje, kur mes esame nesaugus. Kad jo žodis, įsileistas į mūsų širdis, parvestų mus į krantą, į uostą. Viešpatie Dieve, aš šlovinu ir garbinu Tave už Tavo žodį. Šlovinu ir garbinu, kad tu pranoksti tamsą, tu pranoksti visas veiklas. Aš meldžiu už kiekvieną, kurie dabar klauso arba vėliau klausys ryto kavos. Viešpatie, kad tu paliestum kiekvieną ir lietum savo malonę, drąsintum išlaukti, išbūti tavęs, keliauti su tavimi
O kartais, kai mes per daug pasiduodame į aplinkybių, žmonių keitimą, Viešpatie supurtik mus, kad tavo žodis atneštų ramybę ir su juo mes keliautume per gyvenimą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Dėkoju Viešpačiui, dėkoju Jums ir skanios Jums ryto kavos, palaimintos dienos iš šio nuostabaus Romos ryto ir tikiu, lygiai taip pat nuostabu yra Lietuvoje. Taigi laukime Jūsų visada svečiuose Utenos vienuolyne, būkite palaiminti.